Laužerį, jūs kaip norit, kaip nenorit, pykit, nepykit, bet aš skaitau, kad po paskutinio Bayerio Kubilius turi atsistatydinti. Nu, vat jūs man pasakykit, kas jūs va taip, sakyčiau, supurtė smarkiai jūsų tokią neramę sielą, tai turbūt bliausi dabar, kad vėl Kubilius nuvarė šalį? Ramiakas, aš nebliausiu, aš dabar ramiai, normaliai išdėstysiu. Praėjusią savaitę Lietuvoje aptiktas, nusilpęs, nepaskredantis, erdvėje nei kiek nesiorientuojantis peliukanas. Pelikanas. Pelikanas. Ką reiškia, turime? Išeina žmonės ryte į gatvę, į žiūgrį, vaikšto nusilpęs, nesiorientuojantis, išdidus paukštis peliukanas. Pelikanas. Taip, su gaidžiais ir vištomis ir kažką nerišliai veblena. Tai va, prie ko Kubilius privedė Lietuvą? Nu, aš jums tai pasakysiu, Kubilius čia nekaltas. Jeigu pelikanas nesiorientuoja erdvėje ir nerišliai veblena, tai jam prieš 2 dienas buvo įvykusi hipertenzinė krizė, kepenų priepuolis. Ir jis buvo, kaip sakant, prifarširuotas, prisirijęs vaistų. A ko jūs į mane taip žiūrit? Pelikanas net atsisakė šaldytos žuvies, reikalavo šviežios. Tai tik įrodo, kad tai yra pats geriausias visų laikų pelikanas, patyręs hipertenzinę krizę. Ok. Bet tai kodėl tada visų laikų geriausias pelikanas vaikšto nesiriautuodamas aplinkoje tarp gaidžių ir vištų, pasirišęs peteliškę? Čia ne Kubiliaus kaltė? Čia kalti pseudomenininkai ir negabus pavyduoliai. Ir daugiau pelikano su vištomis į tvartą neuždarysi. Žinote, aš jūsų metaforų jau pradedu nebesuprasti. Kodėl žmonės sako, kad pelikanas buvo paprasčiausiai įkaušęs? Sako žmonės. Nesąmonė. Nepripūtęs į alkotesterį, negirtas? Nieko nesuprantu. Pelikanas negirtas, Kubilius nekaltas, o visi žmonės nesiorientuoja aplinkoje. Kas čia darosi? Priimkit jūs viską taip su humoru ir atlaidžiau, sakyčiau. Balandis yra švaros, geriausių visų laikų pelikanų ir hipertenzinių krizių mėnuo. Nu gerai, pradėkim tada apsišluot nuo savo tvarto.